Sveiki, buškrafteriai. Šis video siužetas yra apie tai, kaip užkurti vadinamą taikos laužą, kurį naudoja Sibiro regiono žvejai, medžiotojai, turistai. Kuo jis toks ypatingas? Visų pirma, savo ilgų degimo laikų, o taip pat duoda pakankamai šilumos ir patogu ant jo gaminti valgį. Taigi pabandysime jį užkurti. Tam bus reikalingi 3 rąstai sausi. Suguldame 2 apatinius plonesnius rąstus vieną su kitu apačioje. Pasiruošiame kažkokių skiedrų prakūrimui laužo. Čia šiuo atveju naudoju skeltuvo, uždegu iš pradžių vatos gabalėlį. Po to dar naudoju dviračių kameros gumą, kad ilgiau laikytų degimą. Na ir užsidega skiedras. Uždegama iš pradžių viename gale šitų rąstų ugnį, paskui bandome užkurti kitame gale. Dar prieš tai nepaminėjau, kad reikėtų su kirviu aptašyti šitos paviršius šių 2 rąstų. Taip pat nepaminėjau, kad rąstai turi būti sausi, tai dažniausiai pjauname iš stovinčių sausuolių. Tai bet kokių orų, netgi ir lietingų orų, jie bus sausi ir lengvai įsidegs ir duos šilumą, o ne atvirkščiai. Nes jeigu bus šlapi rąstai, tai tik tai rūks dūmai ir nieko gero neišeis. Štai va, tai įsidega. Vienas galas jau gerokai įsidegė. Na ir, kaip minėjau, ir viršutinį rąstą taip pat reikėtų aptašyti, kad lengviau liepsna pagautų ir įsidegtų. Taip pat tos skiedros naudingos yra. Štai uždedame 3 rąstą iš pradžių šitokiu būdu, kad lengviau įsidegtų. Taip pat pravartu pasiruošti keletą pliauskų ugnies palaikymui iš pradžių. Ir vieną iš jų naudojame 2 iš jų galuose, pakišus, kad būtų oro tarpas tarp šių rąstų. Na štai čia kurstome, kad įsidegtų ne tik galai, bet ir vidurys. Na štai laužas ir įsidegė. Taip pat matome pasigamintą suoliuką šalia laužo ir patogu šildytis. Dabar pakalbėkime apie taip, kaip ruošti maistą ant tokio laužo. Štai vienas iš būdų galima pasikabinti katiliuką štai tokiu būdu. Ir jis labai greitai užverda. Visai nepaminėjau, čia jau kitas laužas yra, nes buvo sumontuotas video iš 3 išvykų į gamtą žiemos metu. Šitoks laužas reikalauja ir savo įrankį. Tai būtinai reikalingas pjūklas, taip pat kirvis. Nes be šių įrankių tokio laužo neužkursim žiemos metu. Kreipkite dėmesį, aplinkui daug išvirtusių sausuolių ir atrodo daug rąstų, bet iš tikrųjų reikia versti sausą medį, kaip šiuo atveju šalia nuverstas sausas. Šitas taip pat buvo iš sausos pušies. Šiaip geriausia yra tokiam laužui mediena pušis, jeigu šalia tokio laužo galvojama nakvoti. Nežinau, ar atsirastų Lietuvoje tokių ekstremalų, kurie nakvotų žiemą, bet Sibire naudoja tokį laužą nakvyniai. Šildytis per speigus.
Dabar norėjau paminėti dar čia, kad naudoju tokį putplasčio gabalą, visada kuprinėje turiu žiemos metu, nes labai patogu pasidėjus ant tokio kelmo, kažkur tais atsisėsti ir nešalta tada. Na štai čia naudoju tokį Kabar firmos peilį, tvirtas gana, patogus, galima net ir malkas pasismulkinti, paskaldyti. Nu čia šioks toks atradimas, ilgą laiką nešiodavau sudedamą pjūklą, o čia štai nusipirkau statybinių prekių parduotuvėje Irvin firmos pjūklą. Atrodo, jis nieko bendro su mišku neturi, bet labai smagiai pjauna ir tokius rąstus nupjauna labai greitai. Pasirinkau su tokiais dantim, kad geriau išmestų pjuvenas. Vietos kuprinėje neužima, tai labai patogus daiktas. Ir kirvis, žinoma, šiaip naudoju Fiskars firmos kirvį. Na dabar rodau, kaip kirvio pagalba patraukti rąstą viršutinį, kad nenusideginti rankų. Iš priekio, iš galo įsmeigus. Ir dabar atsiranda vieta iš galo ruošti maistą. Tai čia antras būdas, kaip, sakykime, pastačius katiliuką. Jis taip pat labai gana greitai užverda. Čia matote, ugnies palaikymui daug pliauskų pridėta laužui, jisai dega labai greitai tokiu atveju ir duoda daug šilumos. Nes kad ir status medžiai, bet jeigu oras drėgnas, tai labai sunkiai dega. Na, čia matome, kaip ruošiamas valgis tokio laužo pagalba. Jeigu jį katiliuką statome arčiau laužo, kaip parodėta dabar, daug užverda labai greitai ir burbuliuoja. Jeigu statome toliau, tai lėta ugnis. Taigi labai patogu gaminti. Ir nenusideginame rankų, galime maišyti. Nereikia jokio trikojo ar ten kažkokio stovo. Čia galima ir arbatos pasišildyti puodelį padėjus. Taip pat galima keptuvę netgi statyti. Dar vienas pastebėjimas, šiuo atveju buvo labai pasikeitė vėjas ir pūtė tiesiai link tos vietos, kur buvo paruošta sėdėjimai. Nemalonu, dūmai griaužė akis ir kad susidoroti su šią problemą, tai paprasčiausiai palapinsiaustę ištiesėme, padarėme tokią užuovėją priešais laužą. Na ir vėjas tada negali tiesiai pūsti mums dūmus, dūmai kyla tada su kuriais į viršų ir apsisaugoma. O taip pat atlieka ir ugnies reflektoriaus vaidmenis, nes ugnies šiluma atspindi atgal ir būna dar šilčiau. Na ir pagaliau, jeigu norime daugiau šilumos, galime šitaip sudėti rąstus, tada gauname tokios didesnės kaitros laužą. Į vidų galima primesti dar malkų papildomai. Tai ir viskas. Tikiuosi, šie patarimai padės ir pagelbės kažkam, kas turistauja žiemą miške. Na, toks laužas praverstų ir vasarą maisto ruošimui. Taigi, sėkmės visiems.